Man taip yra buvę su Mindaugu, žinot, kaip jisai ką nors ten nuperka kokį didesnį daiktą ar padaro ten kažkokį užėjimą. Ir turi užsiskaityti pusmetį. Ir tas užsiskaito pusmečiui arba metų. Nu, ir aš nesuprantu, kodėl jinai kitą savaitę, jinai vėl nepatenkinta. Visai nematai manęs, nerodai dėmesį ir aš tada sakau, taigi aš tau prieš 2 mėnesius nupirkau tokią dovaną didžiulį ir tau aš dar neatsistačiau finansiškai. Pasirodo, joms, moterims, vienu žodžiu, ar bus 1000 eurų, ar bus, pavyzdžiui, ten mašinoje kokia nors arbata padėta su šokoladuku ir ten koks raštelis, tai jų galvose kažkokiu būdu, aš pats nesuprantu, kaip tas yra, bet jų galvose tas atrodo vos netapatu. Nes aš dabar galvoju, man gal didelių nereikia, bet dabar bandau pergalvoti, nes aš turiu keletą draugų, sakau, tai taip, turi būti mažos dovanėlės, turi būti dėmesys. Į tarpus. Tarp didelių. Aš nežinau, kur ta romantika dingo, bet jos buvo daug. Dabar vienintelė uždegta žvakė, jeigu randam žiebtuvėlį. Sveiki atvykę į mūsų Valentino dienos podcastą. Labą dieną. Pradžią perrašinėm jau 7 kartą. Kažkaip vis nesiseka gerai pasisveikinti, bet dėl to taip juokinga. Bet esam pasipuošę, pasirengę Valentino dienos podcastui. Buvo daug klausimų iš tikrųjų. Ar Valentino dieną ar švenčiam, kaip švenčiam, dovanos, ar faina šventė, ar laukiam. Nu, va tokius visus kažkaip ir aptarsim. Taip, šiandien norim pakalbėti, kaip mes švenčiam, ką mums reiškia, kiek ašarų mano išlieta dėl negautų gėlių, dovanų, žodžiu. Norėsiu labai išgirsti. Viskas labai atvirai. Tai pradėkim nuo to, ar tau svarbi Valentino diena? Ne, man nėra jin svarbi. Visiškai? Visiškai ne. Aš turiu, su Valentino diena, galim nuo to pradėti, aš turiu pakankamai traumatinę patirtį. Man atrodo, daug kas turi, nu tai sakai. Tai gerai, tai gal daug kas turi, gal kiti neturi, aš turiu, tai mano buvo tokia, kad dar buvo mokyklos laikai, aš neatsimenu kokią klasę, gal pradinę, gal ten vyresnė. Kai dar būna, žinot, sumetė tuos sveikinimus ten, tuos meilės laiškelius ar šiaip sveikinimus į dėžę ir paskui tau išdalina mokytoja. Tai gal buvo jau pradinės klasės. Ir aš kažkaip galvoju, reikia visiems klasiokiam, ar beveik visiems surašiau. Tiesiog, ilgai sėdėjau, žinot, ten sveikinu, taip toliau, ten fainas, taip toliau. Ir paskui sumečiau viską ten, žinai, prisidaręs maišelį. Ir kažkaip atrodė fainai. Ir žinai, aš ne vieno negavau. Ta prasme, zero, fucking, atsiprašau, ne vieno negavau. Ne vieno. Tai man buvo toks nusivylimas didelis. Aš galvoju, gyvenime nebedarysiu aš tokių nesąmonių. Bet labai šitas įdomi. Aš neatsimenu, ar man tas buvo, nes mano laikais mes nešvesdom Valentino dienos, iš viso nebuvo tokia šventės. Aš atsimenu, emutė šitą išgyvenimą turėdavo. Jis sakydavo, oi, ten darželė ar ten pirmose mokyklos klasėse irgi būdavo toks pats stresas. Aš atsimenu, kad jin priruoždavo. Jinai priruoždavo ir paskui ten parsineždavo 1-2 ir tada kalbėdom, kodėl kiti neruošia, žodžiu. Aš neatsimenu iš tos kaip geros patirties. Tai aš kažkaip ir man ta Valentino diena tokia, tai jeigu negavai kažkada nuo manęs gėlių, tai dabar žinai dėl ko. Ne, iš tikrųjų, pačias gražiausias Valentino dienas man padarė Mindaugas. Su žvakių takai, žinot, tais pirmais metais, aš neatsimenu, ar tai atsimeni. Aš atsimenu takus, bet neatsimenu, ar čia tikrai buvo Valentino diena. Jisai darė tos žvakių takus, tas širdelės dėliojo, tikrai. Vat Mindaugas, aš nežinau, kur ta romantika dingo, bet jos buvo daug. Dingo. Iš tikrųjų, tu man žinai, ką sakydavai? Sakydavai, kad tavo tėtis dėl mamos darydavo. Darydavo, aš iš tėčio išmokau šitą, kažkaip jis darydavo ten visokių ant lovos, pridėdavo ten visokius rožės, tai aš... Bet tie laikai jau baigėsi. Nesibaigė. Baigėsi. Gerai, bet dabar ir pakalbam. Dabar vienintelė uždegta žvakė, jeigu randam žiebtuvėlį. Jeigu darome savo kokį masažų vakarą, tai... Kur žiebtuvėlis? Kur žiebtuvėlis? Ne. Tai jau tų žvakių takų, žinokit, gėlių, šokoladų. Gerai, aš gal tai pasakysiu. Tu galėsi savo požiūrį pristatyti, aš savo pristatysiu. Aš anksčiau galvojau, kad, pavyzdžiui, ateina kažkokia šventė ir tipo per šventę tu pasitempi.
Arba, pavyzdžiui, aš anksčiau kaip galvodavau, nu tikrai labai kvailai galvodavau, pamirždavau aš ją ir, nu, neparodydavau dėmesį ir taip toliau. Mane pamirždavai kaip, tave kad esu, ar? Nu, ne, kad esi, bet nu, nebūdavo tų meilės tokių prisilietimų, apraiškų. Ir galvodavau, ir jinai supykdavo, aš galvoju, tai koks skirtumas, tai palauks, nes čia mes va už kažkiek ten mėnesių ar kiek važiuosim į kelionę ir ten jau tipo gausi visą savo meilės išraiškas. Arba ten va toj bus valentinke ir bus šitas, ten bus ir gėlių ir visko. Tai nereikia stengtis toj kasdienybei, nes toj va bus kažkokia šventė, kur tu, nu, gausi kompensaciją. Ten kokią dovanėlę, gėlę. Ir kažkaip aš nežinau iš kur, bet man tas atrodė tai pakankamai logiška. Ir... Man taip yra buvęs su Mindaugu, žinot, kaip jisai ką nors ten nuperka kokį didesnį daiktą ar padaro ten kažkokį užėjimą. Nu, nesvarbu, ten galėtų būti. Nu, ten paltas už ten kažkiek šimtų. Paltas, didelė puokštė, nu kažkas tokio daugiau. Ir turi užsiskaityti pusmečiui. Ir tas užsiskaito pusmečiui arba metų. Nu, ir aš nesuprantu, kodėl jinai kitą savaitę, jinai vėl nepatenkinta ir man, nu, neišneždavo mano suvokimas, kas čia ne taip, taigi buvo didelė dovana. Jisai va taip padariau, atsiskaičiau ir jis norėjo iš manęs tokio mąstymo, kad užskaityta ir dar net ne į priekį kažkaip. Nu. Ir aš jam paskui po savaitės sakydavau, Mindaugai, tu toks išėjęs, aš kaip baldas, aš visai nematai manęs, nerodai dėmesį ir aš tada sakau, taigi aš tau prieš 2 mėnesius nupirkau tokią dovaną didžiulį ir tau aš dar neatsistačiau finansiškai. Tai mums, žinokit, užtruko labai daug laiko susikalbėti, kas yra tas dėmesys. Kas yra dėmesys, jo. Pavyzdžiui, man ten ta didelė dovana, man jos gali ir nebūti. Man iš Mindaugo reikėjo tokio, nežinau, kasdieninio dėmesio. Nu tai kaip aš pasakysiu. Gėlės laistymo tokio, žinot, kas augina gėlės supranta. Manęs nereikia laisti 2 kartus per dieną. Pasirodo, čia vyram, joms, moterims, ar didelė, taip, ar didelė, ten, vienu žodžiu, ar bus 1000 eurų, ar bus, pavyzdžiui, ten mašinoje kokia nors arbata padėta su šokoladuku ir ten koks raštelis, tai jų galvose kažkokiu būdu, aš pats nesuprantu, kaip tas yra, bet jų galvose tas atrodo vos netapatu. Kad tas neišsilaikys ilgiau negu ten, nu, didelė dovana savaitę išsilaikys, o tie maži gal išsilaikys, nu, dieną. Ir... Aš galvoju, gal reikėtų dabar norėti ir mažų tokių, ir didelių. Nes aš dabar galvoju, man gal didelių nereikia, bet dabar bandau pergalvoti, nes aš turiu keletą draugų, sako, tai taip, turi būti mažos dovanėlės, turi būti dėmesys. Į tarpus. Tarp didelių. Tarp geros, didelės dovanos kaip laikrodis. Okay. Tai reikia iškelti kitus standartus. Taip, tai aš kažkaip galvodavau, kad tų didelių, va tokių ar išvykų, ar tų dovanų užtenka, bet pasirodo ne. Tai tas yra labai liūdna. Bet tau gerai sekasi su to kasdieniniu. Jo, su kasdieniu gal ir neblogai sekasi, nes aš kažkaip gerai sekasi. Per kokie, gal sakykime, tai per kokius, nu nežinau, 8 metus prireikia, kad aš suprasčiau, kad taip reikia daryti, kad, vat, pavyzdžiui, nu ir galvoju kartais, kaip čia vat Rūta nustebinti. Ir kažką, vat, nu, ir kažką mažo, šokoladukas, mangas, kokosas, nu ir tokius... surenki. Vienu žodžiu, aš išmokau pagalvoti, pabandyti išgirsti, ką jis sako per kasdienybę, ar ką pati perka, daugmaž, kad ten gal pamėgo kokią nors ten sūrį atitinkamą. Ir aš tada kitą kartą pardainu ir galvoju, kad, nu va, šiaip ar ne šito jos, kur dabar, jai va šiai dienai, nes gali galvoti prieš pusmetį, bet jie jau pasibaigė ten kokios nomedus, pavyzdžiui, nomedų nebevalgo, aš nebepirku. Turi labai būti budrus ir žiūrėti. Turi būti budrus ir turi, kiekvieną, taip, kaip sakyt, klausyti. Tai šito išmokti tikrai man prireikia laiko, ne? Bet tau labai gerai sekasi. Mes darom visada kažkokius tokius mažus dalykus viens dėl kito. Ten aš kažkaip Mindaugui gražiai paserviruoju maistą, sužiūriu jo papildus, sužiūriu jo rūbus, viską išlyginu, sukabinu. Aš iš savo pusės, man patinka, kai tas vyras toks yra prižiūrėtas. Tai aš jam visada irgi randu laiko.
Jeigu ten turiu sudėti kokį sporto krepšį, tai gražiai, žinot, vandenukas, Raštelis būna, man aš net nusifotkinau. Bet aš ir vaikams savo tokius darau. Nu, dabar jau mažiau, nes... Bet moterim tas natūraliai kažkaip ateina. Jo, gal ir nežinau, ar viso moterim, man atrodo... Bet vyram tai tas yra labai nenatūralu, man atrodo. Taip kaip sakyt, reikia apie tai pagalvoti. Prisiminti. Man merginos dažnai rašo ten, mano tokia situacija, man Valentino diena labai svarbi, aš ten norėjau ją leisti su vyru, o jisai ten išvažiuoja į komandiruotę arba ten pasikvietė sesę ten pas savį svečius tuo metu ten užsienį. Ir pasakykite ten, Rūta, ar čia svarbu, ar čia šventė, ar ne. Ir aš kartais galvoju ir taip traukiu per savo filtrą ir galvoju, ką aš daryčiau, jeigu jisai ten taip ar kitaip padarytų. Bet tada suprantu, kad šitas visai nesvarbu yra, nes iš esmės visos šventės yra poros susitarimo klausimas. Labai teisingai, jo. Ne? Jo. Kai jūs pradedat santykius, tai vietoj to, kad sakytum, o, aš tai taip darau, o aš tai taip, aš ten per Valentino dieną noriu didelės dovanos, gėlių, žvakių, tako ten, o šitas sako, o aš nešvenčiu ir ką tu man padarysi. Nu, toks, man tai čia komercinė šventė, ten aš moterį gėlių niekad neperku. Nu, va čia, man atrodo, yra absurdas, ne? Šiaip, aš irgi norėčiau, kad mes aptartumėm šitą dalyką, kad gėlių per Valentino dieną nebus. Jau prasideda. Nes jos labai tą dieną išbrangsta, tai aš tau nupirksiu arba prieš, arba po, ar gerai. Gerai, man daug. Man tinka. Tai va, tai iš tikrųjų, man atrodo, svarbu turėti pokalbį ir pasikalbėti, ko tu tikėsi iš kito žmogaus. Pavyzdžiui, ten nesvarbu, ar Valentinas, ar gimtadienis, nu mes visi turim kažkokius lūkesčius. Gerai, bet tada aš tave biškiu pačelendžinsiu. Dabar moteris, vat irgi, ne, pasikalbam, gerai pasikalbam. Ir vyras sako, tai ar tu norėtum ką nors per Valentino dieną? Ne, man tas nesvarbu. Nu, vyrui pasakė, jisai taip ir padarė, jisai ten nelabai kreipė dėmesį, o paskui jinai žiūri, kad jau be nuotaikos sėdi. Taip gali nutikti keletą atvejų. Meluoja. Nemeluoja. Gali mums, kodėl taip moterim nutinka, aš galiu atsakyti. Nenutinka, kodėl meluoja? Nemeluoja. Vienas dalykas gali būti toksai, kad iš pradžių numoja ranką, nes atrodo, gal tau tikrai nereikia. Bet paskui prasideda visas tas vaibas, važiuoju namo, ten ant gatvės užstatytas gėlės. Aš atsimenu, Amerikoje ten meškiukus neša prie langų kiša. Ir tada žiūri visą tą bendrumą, žinai, tas dėžutes ten supermarketuose. Ir jeigu pas tave tokio nėra, pradedi jaustis liūdna. Gerai, aš išversiu vyram. Be 15:09 aptarėt, kad jai nieko nereikia, po 9:15 pasikeitė. Gali būti, kad moteriai pasikeičia, sutikit. Taip, bet iš tikrųjų, aš irgi, pavyzdžiui, nesu iš tų, kurie švenčia, bet mane tas vaibas įtraukia. Tai aš žinau, kad man geriau jau nors truputėlį švest ir kažką susiplanuoti, nes jeigu visai nieko, tai čia taip kaip per kūčias visai stalo nepasidengt. Nu, kažkas biški. Nežinau, bet tik tai šie metam tokia turiu nuostatą, kad kažką truputėlį darysim. Nežinau, gal eisim vakarieniaut, gal namuose darysim kažkokią, bet tokį mini paminėjimą darysim. Darysim, ar ne? Tai ačiū, kad pasakei, tai ar aš kažką turiu prie to prisidėti? Valgysim antienos paštetą, kokį skanų, aš kepsiu antį, nu vis tiek pasidarysim gal šeimos kokią šventę. Bet ar tu tikėsi ten papildomų gėlių ar dovanų? Nežinau, tu pamatysi. Ne, nu matame. Tai kaip tada turėt pokalbį? Nes, pavyzdžiui, aš tai neplanuoju. Žinokit, čia galima nueiti kokiu nori keliu. Aš, pavyzdžiui, galiu būti kaip maža mergaitė, sakyti, kad man nieko nereikia, bet slaptai tikėtis, kad jisai supras. Nereikia man tų gėlių. Jo, bet tai tame ir klausimas, tai kaip vyrui žinot? Nu, nedovanok, jeigu tu nenori, tu nedovanok. Man nereikia tų gėlių. Tai geltina. Koks skirtumas? Čia kai rašė, kai sakė moteris, ne ten. Čia aš juokauju, jeigu ne. Vyras ten, jinai kaip ir pasakė vyrui, kad jinai norėtų kažkaip švies, bet jis ten sesę pasikvietė ir kaip ir nepabuvo dviesi. Tai yra dar tas dalykas, kad vyrai išgirsta gal iš kokio 14 karto. Jo. Ne? Man Rūta daug kartų sakė, ko jinai nori ir kol aš išgirdau. Daug kartų buvo sakyti. Daug kartų, aš tikrai taip. Ir ašarų lieta, nu. Jo, tai tas reikia būti kantriom moterim, nes vyram išgirsti, ko iš tikrųjų nori, tai yra sudėtinga, ne? Tu gali pakomentuoti.
Man tai netrodo, kad mes kažkokios labai sudėtingos, bet gerai užbaigti. Netrodo, ne? Tai jo, su vyrais kantrybės ir jeigu vieną kartą pasakė, jis to nepadarė, tai jo, reikia kelt sceną ir tada... Nu bent jau pasakyti. Bent jau pasakyti ir nebūtinai antrą kartą irgi paės. Aš tai žinau tikrai 3 klaidos, kurias galit padaryti šitoje vietoje, kur labai lengva feilinti. Tai meluoti jam, sakyti, ne, nieko nereikia, man nieko nereiškia, man nesvarbu, o slapta tikėtis, kad jis ten... Su dideliu meškinu įgrius. Įgrius su meškinu, atneš gėlių, ten padarys Instagramą, matytą šventę. Nes aš pastebėjau, kad nemažai merginų tą daro. Kažkaip, nu, tipo, gimtadienis, ne, nereikia, nedarykit ten. Arba Valentinas, ne, nesvarbu. Tai taip, o paskui kažkaip tai pyksta, kad kažko vyrai nepadaro. Ar tu tą darai, man? Aš esu tą darius anksčiau labai sėkmingai, nu, nes tada galima užsukti gerą dramą, bet dabar tikrai taip nedarau, nes labai saugau savo energiją ir sveikatą. Bet merginos, jeigu šitą darysit, feilas iš karto. Nu, man atrodo, kad mes pakankamai pasikalbam, nu. Tai dabar važiuosim, aš norėsiu išgirsti tavo požiūrį. Arba dabar pakankamai pažeidžiama vieta yra, kai tu sakai, žiūrėk, man patinka Valentino diena. Taip. Man patinka tą dieną gauti gėlių. Man patinka... Nežinau, gal dar kažkokią smulkmeną iš tavęs. O jeigu diena prieš gėlės? Nu, nesvarbu, bet aš sakyčiau moterim, jeigu jums tikrai patinka Valentino diena ir jeigu jums svarbu dovanas, tai man atrodo, kad labai reikia aiškiai tai iškomunikuoti. Pavyzdžiui, man bendrai paėmus nepatinka didelės šventės, aš nelabai mėgstu ten, žinot, kokio gimtadienio 2, ten dėl mūsų visą giminę. Ar ten daug draugių man nepatinka. Nu, gal patiks po 5 metų, ką aš žinau, žinai. Bet šiai dienai ne. O ką vyrai, tada jeigu vyras sako, tai toj galėsi prie 3 prieiti, bet grįžtam prie gėlių. Tu sakai, va, aš noriu kažkokių gėlių. O vyras, jeigu sako, žinai, mano suvokimu, gėlės yra, nu, jos nuvysta, yra pinigų mėtymas ir aš nematau jokios prasmės gėlėse, tai aš jų neperku. Nu, vat, jeigu šitai pasakyta, jūs dabar, vat, šitaip Mindaugas pasako Kamilai, kai nežai žaidimo. Ir kas tada įvyksta? Tada kyla pasipriešinimas ir norisi sakyti, tu nepirksi man gėlių, tu. Ir tada norisi kovoti už tai. Ir man taip yra buvę. Aš esu tikrai buvus tokiuose santykiuose, kur būtent taip ir buvo sakoma. Tai šitą sako labai didelė dalis vyrų ir tu čia niekaip neišskirtinis esi. Tai va, bet aš pykdavau, kai man tai pasakydavo. O dabar aš kažkaip tai, jeigu būtų geri santykiai, tai sakyčiau, žinai, o vat, man svarbu. Ir man tam patinka va tokias gėlės, žinai. Ir kažkaip, jeigu vyras myli moterį ir jeigu jo poreikiai patenkinti gyvenime, jisai visada padaro, ką moteris nori. Nu, arba jisai, nežinau, kvailas. Ne, tu nemanai, kad jeigu vyras myli moterį, ten išleis 10 eurų? Žinok, ne, net neišgirsti. Taip atrodo, kad vat, aš pasakiau ir vat, jisai neišgirsti tiesiog. Jo. Tiesiog neišgirsti, reikia laiko. Man atrodo, žinokit, visai nesvarbu, ar ten tau gėlės, ar tau ten svarbu, kad jisai užmokėtų už tavo taksį, ar ten svarbu, kad jis užmokėtų už pietus. Man atrodo, svarbiausia čia neįkristi tos mažus vaikus, kaip aš galvoju. Jeigu jūs norit būti pora, jūs turit surasti, kaip komfortabilu jum abiem. Tai gerai, 3. Tai tu nori išleisti ant gėlių pinigų ar ne Valentino dieną? Aš dabar suprantu, kad tas yra ne dėl gėlių, o tas yra tiesiog toks dėmesio parodimas. Tai taip tu gausi kažkokią gėlelę. Kažkokią gėlelę. Ar paukštelę. Tai jau, gerai, nu man tinka, žinot, man tinka šiai dienai. Dieną prieš. Tai va, tai toks iš tikrųjų tas požiūris, tai kas moteriai man atrodo labai svarbu, tai neįsijaust, nesitaškyt ir, žodžiu, aiškiai komunikuoti. Man svarbu yra tas ir tas, bet žinot, irgi taip sugebėti jį išgirsti. Jeigu jam nesvarbu, tai ieškokit kažkokio kompromiso. Dabar 3 dalykas, kuris tikrai gali sugadinti Valentino dieną, tai lyginimasis su Instagramu. Jeigu tau atnešė vyras, taip kaip dauguma vyrų, aš, pavyzdžiui, matau Valentino dieną ar ten kovo 8-ąją, vyrai va tokią rožikę paima vieną, jiem ten supakuoja tokį celofaniuką arba jau būna supakuoti ir jie tiesiog eina, arba ten kokį Rafaelą ima. Dėmesio rodymas, nu. Aš vieną kartą stovėjau ir vyrai tai pakankamai greit atsižymė, jie ima tą vieną tulpytę arba vieną rožytę ir, pavyzdžiui, Rafaelo dėžutę.
O jeigu tu žiūri Instagramos paskyrą, ypatingai didesnių influencerių, tu matysi didelis gėlės, nes Instagrame, nu, dabar jau ta platforma truputėlį taip rimsta, arčiau eina realybės, bet vis tiek labai daug dar yra tos pompastikos. Ir anksčiau, nu, ypač influenceriam labai reikėdavo išsiskirti kažkaip. Tai kuo didesnė pokštė. Tai kuo didesnė pokštė būdavo. Tuo labiau myli. Nu, ir buvo toks žaidimas, tokios sąlygos iš tikro, nes aš pati kažkaip, kai mano populiarumas augo, tai anksčiau gaudavau mažą pokštytę ir man būdavo gerai, bet aš dabar žiūriu, tą pokštytę atsiduria ir Delfiuose, ir visur, ir aš jau nebenoriu stovėti tą mažą pokštytę. Tai Mindaugai sakau, žinai, jeigu čia Valentino diena būna vos nemeilis pamatavimas viešoje erdvėje, tai tada truputėlį labiau reiktų pasistengti. Bet, žodžiu, pasilyginimas yra feilas ir neleiskit, kad jūsų vyro dėmesys būtų matuojamas pagal Insta nuotraukas, kuris daro iš tikro profilį. Tai va, tai šitas, nes labai dažnai mergina sako, oi, Rūtelė, kaip ten jūs vyras nustebino, jis ir tą padarė, ir tą. O aš tai va, ir tą Rafaelą, tą man Rūteliuką. Tai va, tai svarbu nesilyginti. Sutinki ar ne? Taip. Tai va. Mano tokie patarimai apie tą Valentiną, realiai tai žinot. Bet ir tau pati šventė, jinai šiaip svarbi? Aš žinokit, anksčiau, kai mano vaikai pradėjo eiti darželį, aš galvau, kad aš kažkokia esu labai ypatinga ir galiu nuspręsti, kaip mano vaikas maitinsis, koks bus mūsų požiūris. Ir aš taip labai jaučiausi tipo faina, nes aš iš sistemos išėjus. Taip. Ir aš tada sėdėjau su vienu psichologu, kurio paskaita buvo pas mus darželį. Ir jisai sako, Rūta, negi tu galvoji, kad tu pati augini savo vaiką. Ir aš sakau, tai kas jį dar augina? Jisai man sako, jį augina visa visuomenė. Ir tas iškritimas iš vaibo tau jisai visada kainuos. Ir aš galėčiau tą patį pasakyti apie Valentino dieną. Tu vis tiek esi žmogus, esi socialinė būtybė ir nepasiduoti tą vaibą, kaip visur skamba romantiškos dainos ir ten vaidint, kad tu visai nenori gėlių ar kristi kažkokį kraštutinumą, man atrodo not smart. Nu vis tiek tave užkabina, žinai, čia kaip per kūčias, nieko man nereikia daryti, bet jeigu sėdi vienas, ar ten, man tai taip yra buvę. Ir tada tave pradeda kabinti. Tai man atrodo, kad nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra gerai. Aš tai gal sakyčiau su Valentino koks dalykas, kad... Jisai nori kovoti su manim. Ne. Nepalikt visko Valentino dienai. Tas ta prasme, ne kiekvieną dieną, bet kiekvieną savaitę kažką gražaus padaryti. Ir ta Valentino diena, tokia bus, tiesiog. Puoselėkit meilę visada ir visur. Taip? Tik prisiminti, kad pabandyti išgirsti jos, ką jinai sako, ką jinai ten nori, ką perka savo. Kas jai svarbu. Kas jai svarbu. Tas pastoviai keičiasi ir tas turi būti kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Ir į tą eiti. Ir tai, kad tu, pavyzdžiui, ten važiavai iš darbo ir prisiminiai, ką jinai ten sakė ir ten sustojai kažkur ir nupirkai ar kažką padarei, tai jau yra gražus, toks dėmesio rodymas ir nereikia Valentino dienos laukti. Tai dėl to man at the end Valentino diena yra tokia, kaip ir ne tokia svarbi, nesvarbesnė negu visos kitos dienos. Tas tiesa, bet šitą savybę turi Mindaugas ir jisai ją, kaip ir jums papasakojo, išdevelopino, jisai jos tikrai neatsinešė. Bet iš tikro pas mus ir su Ema tas pats yra, ir su Kamilyte, ir aš žinau, Mindaugas visą laiką jisai žiūri, kas patinka jo šeimos moterim ir kai ateina kokia šventė, jisai tiksliai žino. Mane man sako... Net ne šventė, kai ateina, tiesiog. Pavyzdžiui, Ema visada gaus iš Mindaugo labiausiai jos poreikį atitinkančią dovaną, nes jisai žino, kokiais jinai muziką klausosi, jisai su ją kalbasi, jinai žino, kokį jinai marškinėlių norėtų ir jisai juos užsako ten mėnesį prieš. Tai Ema visada sako, labai būna laiminga. Tai va, bet aš pritariu Mindaugui, kad meilę reikia puoselėti kasdien, bet šitas skamba banaliai. Mano gal patarimas būtų Valentino dienos proga, žinot ką, neikit nei vieną kraštutinumą, nei kitą.
geriausiai atsisėskit su savo vyru prieš Valentino dieną, įsivardinkit, kaip jūs norite ją švest. Moteris drąsiai pasakykit, kas jums svarbu. Neviniokit nieko, nenumokit ranką. Gerai, tai dabar aš pabandysiu tau pareflektuoti, ką tu pasakai. Tai tu per Valentiną, tu pasakyk, ar gerai aš išgirdau. Tu norėtum, kad mes šeimoje, be didelių, kaip sakyt, ten daug žmonių, pasidarytumėm kažkokią šventišką vakarienę, visi prisėstumėm prie stalo, gal išsikeptumėm antieną, kažkokių pasidarytumėm gurme patiekalų. Ir tu norėtum, kad aš turėčiau, kad ant stalo stovėtų kažkokią pokštelę graži. Gali būti ir pokštelė įteikta dieną prieš. Ir tada dovanėlių nereikia. Jo. Teisingai, viskas gerai iškart. Iš tikrųjų, ką aš pasakysiu. Šiaip man labiausiai patiktų gal važiuoti dviesis kur nors su Mindaugu, nes aš šito tikrai išsilgus. Taip. Bet šiai dienai mums kitaip neišeina. Ir dar mano vyresnioji dukrytė šiuo metu klinikose yra. Ir aš taip pasilgau, tų šeimos vakarienių ir kai iš ties kažkas biškiai atimta, tai labai norisi to. Ir aš galvoju, meilės diena ir tada gal jinai jau bus grįžus ir mes visi susėsim. Tai dėl ko šitą pasakiau? Dėl to, kad iš tikrųjų nėra jokio šablono, kaip mes turim švęsti. Yra šeima, yra šeimos dinamika, yra tas, viskas visada keičiasi. Ir man atrodo, kad svarbiausia yra tą iškomunikuoti ir nemeluoti. Ir nemeluoti. Ir nesitikėti, kad jisai išpildys visas tavo svajonės, nežinodamas. Ir nesitikėti, kad išgirs iš pirmo karto. Tai va. O mes labai norim išgirsti, ką tau reiškia Valentino diena, kaip tu ją šventi. Gal jūs įnešit kažkam? Tikiuosi, kad jums patiko mūsų podcastas. Mes labai lauksim komentaro, kaip jūs švenčiat Valentino dieną. Ką jums reiškia Valentino diena. Ir būtinai skaitysim komentarus. Taip, kad su artėjančia ir gražios jums šventės. Ate.